Vienas žmogus investavo tik dieną prieš didžiausias pasaulio krizes ir vis tiek tapo milijonieriumi. Skamba absurdiškai? Ši istorija įrodo vieną faktą. Tavo sprendimas laukti tobulos progos tau kainuos brangiau nei pirkimas pačioje kainų viršūnėje. Šiandien atskleisiu blogiausio investuotojo paslaptį ir skaičius, kurie visiems laikams pakeis tavo požiūrį į investavimą. Sveiki, aš Auksė. Mes, žmonės, esame užprogramuoti ieškoti geriausios progos. Juk parduotuvėje nepirki žieminių batų vidury vasaros be nuolaidos. Tiesa? Tu lauki išpardavimo. Būtent šį įprotį mes dažnai atsinešame į finansų rinkas ir tai tampa mūsų spąstais. Įvairūs pavyzdžiai rodo, kad žmonės nuolat laukia to stebuklingo momento, kai akcijos kainuos centus. Tačiau pažvelkime į realybę. Prieš tavo akis S&P 500 indekso 5 metų grafikas, kuriame aiškiai matosi neseniai įvykusi 2025 pavasario kainos korekcija. Jei šis pavadinimas tau dar naujas, tai tiesiog 500 didžiausių JAV įmonių krepšelis, puikiai atspindintis bendrą akcijų rinkos pulsą. Žiūrint iš arti, trumpuoju laikotarpiu toks vaizdas baugina, tačiau jau šiandien per metus laiko kaina nuo žemiausio taško 2025-aisiais paaugo net 40%. O jei mes žengėme žingsnį atgal ir pažiūrime į viso laiko grafiką, tas pats stiprus 2025 kritimas staiga atrodo tik kaip maža, nereikšminga duobelė ilgame, nesibaigiančiame kilimo kelyje. Čia ir atsiranda tas nematomas laukimo mokestis arba, kitaip tariant, prarasto pelno kaina. Tai nėra pinigai, kuriuos iš tavęs kas nors atima tiesiogiai. Tai yra pinigai, kurių tu neuždirbi. Kol tu sėdi ant sofos ir lauki progos pigiai nusipirkti, rinka tiesiog važiuoja toliau be tavęs. Kaip tai atrodo realybėje? Pažvelk į S&P 500 indekso grafiką nuo 2013 gegužės iki 2020 vasario. Būtent 2013 metais rinka pagaliau atsigavo po 2008 pasaulio finansų krizės ir pasiekė naujas visų laikų aukštumas. Jei tuomet išsigandai šių viršūnių ir nusprendei savo pinigus laikyti neįdarbintus laukiant kito kritimo, tau teko laukti net 7 metus. Per šį laikotarpį rinka važiavo be tavęs ir užfiksavo daugiau nei 100% augimą. Po šio ilgo laukimo pasaulis sukrėtė 2020 pandemiją. Pažvelk į šį pandemijos įkarščio grafiką. Pasaulio rinkos krito vos nelaisvų kritimų žemyn. Skirtingų regionų didžiausių įmonių rinkiniai fiksavo milžiniškus minusus. Vieni krito 27, kiti net 33%. Skamba kaip tobula, ilgai laukta proga pirkti, ar ne? Tačiau štai kur slypi didžioji problema. Per tuos 7 laukimo metus rinka paaugo taip stipriai, jog net ir po šio milžiniško paniką sėjusio kritimo akcijų kainų dugnas vis tiek liko gerokai aukščiau nei tas lygis, kurį matėme 2013 metais. Laukdamas krizės, tu praradai visą augimą ir galiausiai, pirkdamas dugne, tu vis tiek permokėjai lyginant su tuo, jei būtum tiesiog investavęs anksčiau. Jei nenori mokėti šio brangaus laukimo mokesčio, spustelk prenumeratos mygtuką. Čia dalinuosi savo kelionę ir atradimais, kad tokių baimės spąstų tavo investavime būtų kuo mažiau. Ir jei tas laukimo mokestis vis dar neįtikina tavęs paleisti baimės, leisk tau pristatyti Bobą. Jis yra hipotetinis investuotojas, tačiau jo istorija paremta realiais skaičiais, kurios aprašė portalas A Wealth of Common Sense. Bobas rinkoje išbuvo net 41 metus, nuo pat 1972 iki 2013, tačiau jis investavo vos 4 kartus per gyvenimą. Neįtikėtina, bet kaskart jis pataikė į tą piką dieną prieš didžiausias pasaulio krizes. Pažvelk į šią lentelę ekrane. 1972 metais jis pagaliau išdrįsta investuoti ir iškart po to stebi beveik pusės savo pinigų vertės kritimą. Praeina 15 metų, jis vėl sukaupia drąsos ir investuoja prieš pat garsųjį juodąjį pirmadienį. Bobas nepasiduoda, bet vėliau lygiai taip pat nesėkmingai pataiko ir į technologijų burbulo sprogimą, ir į 2007 pasaulinę finansų griūtį. Iš viso jis įdarbino $184 000 savo ilgai kauptų santaupų ir po kiekvieno jo pirkimo sekė žiaurus dviženklis minusas. Skamba kaip absoliutus košmaras, tiesa? Tačiau
koks buvo galutinis rezultatas. Bobas turėjo vieną auksinę taisyklę. Jis niekada nepardavė savo akcijų. Jis nepanikavo ir tiesiog leido laikui daryti savo darbą. Atėjus pensijai, po visų šių katastrofiškų sprendimų ir tragiško laiko pasirinkimo, Bobas vis tiek tapo milijonieriumi. Jo portfelis išaugo nepaisant to, kad jis buvo tituluotas blogiausiu rinkos spėliotojų pasaulyje. Nors tokia pabaiga įkvepia, pamatyti tokius minusus realybėje yra neraminanti patirtis, o tikras psichologinis pragaras. Paimkime tą patį 2000 metų technologijų burbulą. Jei tu investavai vieną didelę sumą pačioje viršūnėje, indeksui prireikė daugiau nei 7 metų vien tam, kad jis grįžtų į savo pradinį tašką. Sėdėti 7 metus minuse reikalauja geležinių nervų, tačiau čia ir slypi esmė bei didžiausia Bobo klaida. Jei jis būtų nekaupęs pinigus laukdamas tos vienos tobulos progos, o tiesiog nuosekliai kas mėnesį investavęs po dalį, pelną jis būtų pamatęs kur kas greičiau. Tai vadinama reguliariu investavimu. Žinoma, turime suprasti, rinkos atsigavimas net ir investuojant periodiškai reikalauja kantrybės ir neįvyksta per naktį, o praeities rezultatai niekada negarantuoja sėkmės ateityje. Tačiau būtent nuoseklumas krentančioje rinkoje ilgainiui atsiperka. Tu tiesiog nusipirki vis pigesnių aktyvų ir taip sumažini bendrą savo pirkimo kainos vidurkį. Bet jeigu tas nuoseklus pirkimas taip gerai veikia, kodėl tos kainų viršūnės tave vis tiek taip gąsdina? Dažniausiai tai yra todėl, kad intuityviai manai, jog viskas, kas kyla, privalo ir nukristi. Tu tiesiog bijai prarasti pinigus per neišvengiamą rinkos korekciją. Pastebėjau, kad ši baimė dažnai kyla iš klaidingo įsivaizdavimo, jog investavimas reiškia vienos konkrečios įmonės išsirinkimą. Atrodo, kad turi skirti jai visas savo santaupas ir tada tiesiog viltis, kad ji nebankrutuos. Kai pati pradėjau investuoti į aktyvus, man irgi kilo lygiai toks pat nerimas. Ir žinai ką? Ši baimė yra visiškai pagrįsta ir logiška, jei tu perki pavienes akcijas ir bandai atspėti ateitį. Bet moderniame investavime tau nebereikia spėlioti ir prisiimti tokios neproporcingos rizikos. Būtent tam yra sukurti ETF fondai. O kas tas ETF? Įsivaizduok ETF fondą kaip milžinišką prekybos centrą. Užuot pirkęs vieną mažą batų parduotuvę ir naktimis pergyvenęs, ar pirkėjai vis dar jie eis, tu nusiperki patį prekybos centrą su 500 pačių stipriausių pasaulio parduotuvių po vienu stogu. Kitaip tariant, tu vienu paspaudimu išskaidai savo pinigus per 100 įmonių. Tau nereikia spėlioti ir gaudyti pavienių akcijų sėkmės. Jei vienai parduotuviai ateina sunkus laikai ir jį užsidaro, prekybos centro valdytojas į jos vietą tiesiog įleidžia naują, pelningą verslą. Taip, tavo investicijų sėkmė nebepriklauso nuo vienos įmonės išlikimo, nes riziką tu tiesiog išdalini 100 kitų prekybos centro nuomininkų. Ar tai reiškia, kad toks prekybos centras ar ETF visiškai neturi rizikos? Tikrai ne. Krizės metu žmonės išsigąsta, pirkėjai pradeda taupyti ir laikinai nebeina į tavo prekybos centrą. Tokiamis panikos akimirkomis tavo investicijų vertė krenta, pastato kaina ekrane sumažėja, tačiau pats pastatas nesugriūna, jo sienos stovi tvirtai, o ten įsikūrę verslai prisitaiko ir toliau dirba savo darbą. O tam, kad tą didžiulę infrastruktūrą ir prekybos centrą galėtum nupirkti realybėje, tau reikia tarpininko. Brokerio. Šioje vietoje noriu trumpai padėkoti epizodo rėmėjai Freedom24. Tai yra SciSec licencijuojama ir griežtus MiFID II reikalavimus atitinkanti platforma. Būtent per juos aš įdarbinau savo pirmosius eurus. Ten ir toliau investuoju pagal savo strategiją bei eigoje dalinuosi savo įžvalgomis ir sprendimais šiame kanale. Tad jei norisi ne tik žiūrėti, kaip kiti investuoja, bet ir patiems pradėti efektyviai įdarbinti pinigus, užsuk į aprašymą ir atsidaryk vertybinių popierių sąskaitą. Taip pat čia QR kodas tiems, kurie žiūri per didelį ekraną. O dabar grįžkime prie to ramybės neduodančio klausimo. Kas iš tikrųjų nutiks tavo pinigams, jei visgi nusipirksi toje pačioje viršūnėje? Jei istorijos ir metaforos vis dar neįveikia tos paskutinės baimės, pažiūrėkime į oficialius duomenis. Ekrane dabar matai grafiką su išryškintais grąžos stulpeliais. Anot JP Morgan Asset Management atlikto tyrimo, skaičiai rodo labai įdomų faktą. Jei tu investuosi bet kurią atsitiktinę metų dieną, tavo vidutinė grąža
po 1, 3 ar 5 metų bus beveik identiška tai grąžai, kurią tu gautum investuodamas tik tomis dienomis, kai rinka muša visų laikų rekordus ir buvo pačioje viršūnėje. Skirtumas tarp šių pasirinkimų yra statistiškai nereikšmingas. Negana to, jei mes praplėsime savo investavimo horizontą iki 10 ar 20 metų, istoriniai duomenys rodo, kad nuostolio tikimybė praktiškai išnyksta ir priartėja prie nulio, nors visada privalome prisiminti, jog investavime apskritai nėra ir negali būti jokių 100% garantijų. Tai puikiai įrodo šis grafikas ekrane. Jis atskleidžia net 150 metų istoriją ir aiškiai rodo, kad didžioji dauguma metų baigėsi pliusu. Bet net ir žinant šiuos faktus, viduje vis tiek kirba ta paskutinė neracionali baimė. O kas, jeigu aš nusipirksiu būtent toje viršūnėje ir jau rytoj kainos kris žemyn? Kaip emociškai su tuo gyventi? Čia mums padės vėl ta pati metafora. Įsivaizduok, kad ateini į savo prekybos centrą ir pamatai, jog visur paskelbtas 40% išpardavimas. Taip, matyti tokį riebų minusą savo portfelyje kerta per emocijas. Bet pažiūrėkime logiškai. Kai parduotuvėje prasideda išpardavimas, tu juk nebėgi lauk, tu pasinaudoji proga nusipirkti kokybiškų daiktų už mažesnę kainą. Kainų kritimas tai tiesiog nuolaida tavo kitam pirkimui. Kol neparduodi, tas minusas ekrane tai yra paprastas skaičius. O kad atėjus krizei galėtum pasinaudoti tomis nuolaidomis vitrinose, tau būtinas galimybių rezervas. Kaip jį teisingai susikurti ir kada aš pati jį darbinčiau kainomis pasikoregavus, rasi šiame epizode. Nustok matuoti biržos temperatūrą, tapk savininku ir pasimatome šiame vaizdo įraše. Iki kito karto.